Šį vakarą laida ne apie meilę, o apie tylą. Tokią tylą, kurią girdime tada, kai bijome kalbėti. Los Santos policijos departamentas – institucija, kuri turėtų ginti, saugoti ir tarnauti. Bet ką daryti, kai ginti reikia nuo pačios sistemos? Į mūsų studiją atėjo žmonės, kurie pavargo tylėti. Šiandien jie kalbės, o mes klausysim. Kaip apibūdintum atmosferą policijos departamento skyriuje, kuriame dirbi ar dirbai? Visiška tragedija, Kodėl būtent? nes chebra daro, ką nori, savi gali daryti absoliučiai irgi, ką nori, o jeigu esi atskiras žmogus iš šalies, tave niekas nežiūri ir tavęs nevertina. Kaip apibūdinčiau, tai labai prastai, nes yra labai daug palaikomų, kaip sakom, draugų ratus, nesilaikymas taisyklių, tiesiog draugų gynimas ir nelabai kaip. Apibūdinčiau trumpai ir aiškiai. Visa struktūra yra sugadinta. Per didelė korupcija, didelis draugų būrys ten surinktas. Šansų neturi niekur kilti. Tai tiesiog yra užimtos visas vietos, yra keltis ir draugai tarp visų vadų. Ar esi susidūręs su spaudimu iš kolegų ar vadų? Taip esu. Gali- Nepatiko tiesiog nepatiko, kai draugas dirbo pareigūninėje ir jis buvo išmestas už tai, kad jį išvadino, kaip sakant, balvonu. Nors pats pirmas pradėjo ir jis tai buvo, kaip sakant, baudžiamas įspėjimais ar kažkom, o į tą žmogų nebuvo nei biškai atsižvelgta. Jo kiša aparatais ir negelbėjo savos divizijos. Galėtum kažką dar plačiau papasakoti apie tai? Tiesiog, kad neužgina, o tiesiog ateina pizdai nurašo ir taip pat tiek. O tiem rimtesniem, kurie pagrindiniai ten veikėjai būna dažniausiai, kurios daugiausiai šakojas, jie dažniausiai ir nieko negauna. Esu susidūręs iš vadų spaudimų, didelio mobbingo iš vadų. Ar vadovybė reaguoja į darbuotojų skundus, ar tiesiog juos nutylia? Jeigu reaguotų, tai manau, čia nebūčiau. Kaip čia pasakus, jie turi reaguoti į tą skundą, bet kaip jie ten įsiaiškino, kaip jie ten pasidaro, tai mes nežinom. Jie nieko nesako mums, tiesiog ir nutylo, tai palieka nežinioje. Nutyli. Labai didelę dalį skundų nutyli. Kaip jaučiasi pareigūnas, kuris bijo pasakyti savo nuomonę? Jaučiasi visiškai nesavas. Neįmanoma būti tam departamente, atmosfera, tragedija, bijo kažką pasakyti, viskas to išėjai, žiūrėk, jau ant kilimėlio sėdi. Manau, kad labai blogai jaučiasi, kaip negali išreikšti savo nuomonės. Tiesiog, jei pasakysi savo nuomonę, tu būsi nutylytas ir baisi ant kilimėlio aiškintis, kodėl taip darai. Kaip jaučiasi pareigūnas, kuris bijo pasakyti savo nuomonę? Jaučiasi visiškai nesavas. Neįmanoma būti tam departamente, atmosfera, tragedija, bijo kažką pasakyti, viskas to išėjai, žiūrėk, jau ant kilimėlio sėdi. Manau, kad labai blogai jaučiasi, kaip negali išreikšti savo nuomonės. Tiesiog, jei pasakysi savo nuomonę, tu būsi nutylytas ir baisi ant kilimėlio aiškintis, kodėl taip darai. Ar jums kada teko matyti, kaip neparankus žmonės pastumti į šoną? Jūs nestumia į šoną, jūs išmeta arba nužemina rangų ir palieka tiesiog vienoj vietoj. Ir duoda jam šansą kilti. Taip teko matyti ir ne vieną kartą esu matęs šitą situaciją, nes, kaip ir sakant, ateina pada draugai ir jie yra pasiekimi kažko aukščiau ir tada tu lieki tai žemiau, kur tu tiesiog kaip visi kaip šunelis už pavadėlio laikomas. Ir kaip ir jie pasako, nepatinka, šiek duris atviras, yra kitų nepakeičiamų. Tai čia nežinau, čia jų toks darbuotojų priežiūros yra toks, kaip sakant, čia dar laikymas. Nu čia žiauru. Taip ir ne vieną kartą buvo jie nustumti tiesiog į šoną. Ar manai, kad policijos departamento struktūra demokratiška, ar čia veikia tylus autoritetas? Sovietų sąjunga, manau, puikus pavyzdys, vienas diktatorius ir viskas. Demokracija, man atrodo, nes kaip ir jie ten nežinau, ką jie ten daro savo tom pada. Jie tiesiog priima tik savo sprendimus, neklauso kitų nuomonės.
kažkaip pasakai tiesą, tai iškart tildo, arba kažkas nepelio. Ir gal gali ir sako, eik lauk, nes durys atviros, arba mes tavęs čia nenori matyti. Veikia tylus autoritetas. Ar vidinė kultūra remiasi pagarba ar baime? Baimė labiau, man atrodo, nes visi bijo kažką pasakyti. Galit plačiau biškį ties to? Kai tiesiog yra kokia situacija, neminėsiu kolegų vardų, bet kai kurie bijo pasakyti savo situaciją, tylėti ir kaip ir šiandien susirinkimo kriminalistų vadė mums pasakė, kad čia negrasink, nes tai būsi be darbo. Grasinimai prasidėjo iš mūsų pusės, kaip pradėjome aptarnėti temos apie kriminalinį darbą. Tai tiesiog, čia nežinau. Jei tau tas žmogus pada nepatinka, man atrodo, jie gali sakyti tom žmogum. Baimė. Ką darytum, jei tavo kolega būtų mobbinguojamas, ar išdrįstum ginti jį? Tokiam PD labai sunku yra apginti savo, kažkaip jau užstot, nes ir pats stipriai kentėsi. Baimė labiau, man atrodo, nes visi bijo kažką pasakyti. Galit plačiau biškį ties to? Kai tiesiog yra kokia situacija, neminėsiu kolegų vardų, bet kai kurie bijo pasakyti savo situaciją, tylėti ir kaip ir šiandien susirinkimo kriminalistų vadė mums pasakė, kad čia negrasink, nes tai būsi be darbo. Grasinimai prasidėjo iš mūsų pusės, kaip pradėjome aptarnėti temos apie kriminalinį darbą. Tai tiesiog, čia nežinau. Jei tau tas žmogus pada nepatinka, man atrodo, jie gali sakyti tom žmogum. Neišdrįščiau, nes taip pat būčiau irgi pajaučiau didelį spaudimą. Koks buvo momentas, kai pagalvojai, čia jau nebe tarnyba, o kova už išlikimą? Kai pradeda atrinkinėti absoliučiai žmonės į pareigas, per draugus, per pažįstamus kažkokiais būdais, viską į savus kiša tas pozicijas. Šalies žmogus atėjęs visiškai negauna šanso normalus. Gal paaukštins vienu kitu rangu. Tai vadus, pavaduotus ar kažką tokio nekels. Tas pats ir priėmimais į PD visus savus realiai renka. Nepatinka žmogus, pažįsta kažkaip jį ir tiesiog nepriima, jo sako, nepatiko man šitas. Kiekvieną dieną. Kai tiesiog prasidėjo tie draugų priminėjimai į aukštesnės pareigas, nes ten, kaip ir sakom, draugų ratas ir kyla aukščiau, pradėjo vis aukščiau visi naglėti, įsipisinėti, jie kažkaip ir tokie žmonės, dėl to ir noriu kovoti tik už tiesą. Ar turi galbūt pasisakyti kažką iš savo pusės, ko mes nepaklausėm? Taip, aišku, turiu pasisakyti. Tarnaudamas padu, neturėjau nei teisių, nieko. Šitą dalyką buvo žvelgiama pro pirštus. Ginklų instruktažą neturėjau, nieko neturėjau. Tiesiog nereikėjo. Buvo duodamas ginklas ir važiuoti šaudyti. Galim traktuoti kaip legalus gengas. Norėčiau pridurti vieną dalyką, ką išgirdau šiandieną, tai tiesiog, kai žmonės yra pirmėnimi, anketomis aneita darbą, vienos pareigūnės, kuriai nepatinka, anketos yra atmestos, nes jai nepatinka, čia yra tiesiog demokracija, tiesiog, kai žmonės to žmogaus nori matyti pada, tai kas čia per nesąmonę. Ačiū. Ačiū Jums visam. Ar kada nors jautei neteisingą elgesį iš policijos departamento pusės? Tikrai taip. Ir ne Gal- kartą. Galbūt galit plačiau? Na, kartu buvo čia tokia situacija, kad buvau pametusi klausos aparatą ir čia važiavau atgal link medikų ir tiesiog negirdėjau, kad čia policijos pareigūnai mane stabdė, ten gaudė, visą kitą. Aišku, ten pagavo, paėmė, kaip sakant, neginkluotą visiškai asmenį, panaudojo dar tazerį. Aišku, aš kaip moku skaityti iš lūpų, tai net negirdėjau jokių, kaip sakant, tų vadinamų ir Mirandos teisių, jokių nieko nesakė. Kaip sakant, ir pačioj nuovadoj, kai nuvežė, irgi ten ta pati patirtis tikrai bloga buvo, kaip sakant, nesiskaitė
Jie visiškai nieko tokio. Tiesiog baisu buvo. Jo. Gali plačiau kažkam? Rodžia, gyvenime turėjau tokią situaciją. Teko pasėdėti kartu už grotų, bet taip jau gavosi, kad sėdom ne vienas ten užmatai už grotų. Ir galiausiai išsiaiškinom išėjo, kad kiekvienas žmogus skirtingai gavom baudų. Tai aš labai buvau nusivylęs dėl to, žinai kodėl? Kodėl? Nes ilgaplaukė moteris, ane, žmogus ilgaplaukis, neįvardinsiu, kas ten per dalykas, ilgaplaukis žmogus, ane, jisai gavo 25 000 baudos už tą patį šūdą. Aš gavau 90, blėt. Normalu čia? Kito 115. Kur teisybė? Kur teisybė šitam pasauliu? Paaiškink. Ką aš nekaltas UVU darbuotojas padariau jiem, kad jie man 90 štukų išrašytų baudos? O bobai, blėt, kuri turi 2 papus, nahui, ir plaukus ilgus. 25, nahui. Aš čia dabar, blėt. Kur teisybė? Vertini dabartinį policijos darbą mieste. Ką aš žinau, atvažiuoja kartais, sureaguoja, tai UVU kavinė mano, kažką padaro. Dažniausiai jie labai gerą, jie kaip statybininkai dirba, tipo ateina, vienas dirba, visi kiti stovi aplinkui ir žiūri maždaug kaip dirba tas vienas ir galiausiai užsipisa ir išvažiuoja visi ir lieka 2 pareigūnai. Ir tada galiausiai nei vienas lieka 2 prieš 200 žmonių, kur būna aplinkui ir nieko nepadaro ir išvažiuoja. Aš taip vertinu jų darbą. Ar manai, kad pareigūnai per dažnai naudojasi savo gale? O, tai žinoma. Nu, man atrodo, priklauso čia nuo pačių pareigūnų. Nes yra tie, kurie tikrai puikiai išmano savo darbą ir žino, kaip ką turi atlikti, o kiti tiesiog per daug perspaudžia ir naudojasi savo tą galę. Ką norėtum pasakyti policijos departamento vadovybei, jei jie tavęs iš tikrųjų išklausytų? Kad labiau suimtų savo darbuotojus ir stebėtų jų darbą. O kad prokurorai nedėvi policijos pareigūnų liemenių, jiem nevadovavę kriminalistai. Ir, ką žinau, ką daugiau pasakyti jam. Jie tai dirbat, ką žinau, nusiskundimų daugiau neturiu. Ar šito. Ar pasitikėjimas policija tavo akise didėja ar mažėja? Blet, aš nei aklas, nei labai gerai matau, bet nelabai matau aš ten tą skirtumą. Aš nejaučiu ten jų to darbo, žinau. Nejaučiu. Sumažėjęs yra. Ar manai, kad pareigūnų elgesys priklauso nuo žmogaus ar nuo sistemos? Aš manau, kad nuo sistemos. Nes aš manau, kad šita policijos sistema yra tokia pat sena kaip mūsų proseneliai ir jinai taip pat neveikia kaip jų, blėt, peniai, kaip po 100 metų. Tokio aš manau apie jų sistemą. Tai neveikia. Daug liemenių, mažai darbų. Galbūt turėtumėt pasisakyti kažką iš savo pusės? Manau, policijos pareigūnai turėtų būti labiau žiūrėti į žmogišką pusę. Nesigriebti per daug tų didesnių veiksmų prieš neginkluotus asmenis. Bereikalingai nenaudotų tos fizinės jėgos. Būtų jų malonesnis bendravimas su piliečiais ir šiek tiek lengviau žiūrėtų į paprastesnės situacijas, o ne kas susijęs su kriminaliniu pasauliu. Šįvakar išgirdome 2 pasaulius - tą, kuris valdo ir tą, kuris bijo. Policijos departamentas tai ne pastatas, o žmonės. Bet kai sistema ima slėpti tiesą, uniforma pakaukia. Klausimas, kurį palieku jums visiems. Ar įstatymas vis dar gina visus, ar tik tuos, kurie jį dėvi?